Endometriozė yra liga, kuomet endometras, tai yra gimdos gleivinė, veša už pačios gimdos ribų. Na, kodėl taip atsitinka? Teorijų yra keletas ir ne vienos rimtos, kuri pasakytų, kad būtent šita yra teorija teisinga ir visos kitos ne. Tai yra iškelta keletas hipotezių. Vieni mano, kad dėl dar motinos iščiose vykstant embriogenezijai, kažkokiu tai būdu endometro ląstelės patenka už gimdos ribų. Kiti sako, kad tai yra genetinė liga, paveldima liga. Treti mano, kad endometro ląstelių patenka už gimdos ribų, kuomet per kiaušintakius mėnesinių metu kažkokiu tai būdu užsimeta į pilvo ertmę ir tos ląstelės implantuojasi ir žinoma, jos tada pradeda savo darbą už gimdos ribų. Na, kaip žinia, endometras arba gimdos gleivinė cikliškai atkrenta kas mėnesį ir mes turime mėnesinės. Tai žinant, kad visa gimdos gleivinė pasišalina lauk, tai tas pats vyksta ir už gimdos esančių ląstelių, tų endometro ląstelių, kur jos, priklausomai nuo ten, kur jos yra, ten irgi vyksta taip vadinamas kaip ir mėnesinės. Susidaro mažos žaizdelės ir jos turi polinkį po to viena su kita sulipti. O jeigu tos endometro ląstelės yra kiaušidėje, tai mes turime taip vadinamas endometrioidinės cistas. Dabar kokie būtų vis dėlto pagrindiniai klinikiniai simptomai šitos ligos? Tai sakyčiau, pagrindinis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tiek mamoms, tiek pačioms moterims, tai yra skausmingos mėnesinės. Tai yra tepančios rudos išskyros iki mėnesinių ir po mėnesinių. Tai yra skausmas pilvo apačioje. Tai yra pilvo pūtimas. Tai yra skausmingi lytiniai santykiai. Ir žinant visus, jeigu jūs turite tokius klinikinius aiškus skundus, reikėtų nedelsiant kreiptis pas ginekologą, kad jisai galėtų jums pasižiūrėti, įtarti arba atmesti, kad jūs neturite endometriozės. Endometriozė yra liga, kuomet galutinę diagnozę mes nustatome tik tuo met, kai mes padarome laparoskopiją. Tai yra invazinis chirurginis metodas. Ir tos endometriozės yra išskiriamos 4 stadijos. Norėčiau pasakyti, kad nebūtinai, jeigu moteriai yra diagnozuojama 4 stadijos endometriozė, kad jinai yra nepagydoma ir su ta liga jai teks gyventi visą gyvenimą. Visiškai tai priklauso nuo pačio organizmo, kaip jisai sugebės, gavęs po chirurginio gydymo medikamentinį gydymą, kaip sugebės atsistatyti. Aišku, viena iš pačių dažniausių ir skausmingiausių endometriozės komplikacijų tai yra nevaisingumas. Neretai moteris kreipiasi į ginekologą tuomet, kai jos nepastoja jau keleri metai ir tuomet būna jau diagnozuojama, tuomet yra atliekamos laparoskopijos galbūt ir dėl to, kad yra nevaisingumas ir tuomet būna jau nustatoma endometriozė ir deja kartais būna pakankamai išplitusi ta endometriozė. Na, kokio amžiaus moteris serga šią ligą? Tai sakyčiau, visos amžiaus moteris, kurios turi mėnesinės ir liga sustoja tuomet, kai moteris yra menopauzėje. Tai yra moteris visos fertilaus amžiaus moteris. Na, koks tai būtų gydymas? Jeigu nustatomos endometriozė, jums yra diagnozuota endometriozė, pirmiausia, priklausomai vėlgi nuo pačios moters amžiaus, nuo endometriozės stadijos, jums yra paskiriamas medikamentinis gydymas. Tai gali būti sudėtiniai hormoniniai kontraceptikai, tai gali būti skiriama ir skirti hormoniniai preparatai ir neretai šita liga yra
išgydoma arba mes gauname taip vadinamą remisiją, kažkokią tai pagerėjimą tos ligos. Na, jeigu moteris yra nelinkusi gydytis, aišku, ją vis kamuos dažniau ir dažniau pilvo skausmai, nes liga neretai progresuoja ir vienaip ar kitaip jinai greičiausiai neišsisuks nuo operacinio gydymo. Todėl manyčiau, kad savalaikis atėjimas pas gydytoją ir nors ir preliminarios diagnozės nustatymas, ją leis tą ligą greičiau pradėti gydyti ir gauti geresnius rezultatus gydymo. Endometriozė pagal lokalizaciją gali būti tiek ir gimdos kaklelio, gimdos kūno, taip vadinama adenomiozė. Taip pat jinai gali būti ir kiaušidėse. Kiaušidės turi cistas, kurios būna užpildytos taip vadinamu tokiu rudu šokoladu. Specifinis vaizdas kiaušidžių cistų būna. Tai priklausomai nuo to, kokios lokalizacijos yra endometriozė, tai žinoma priklauso ir tos endometriozės, tos ligos gydymas. Tai endometriozė yra diagnozuojama, ta diagnozė yra patvirtinama laparoskopijos arba chirurginės operacijos metu. Tai iškyla klausimas, kas yra ta laparoskopija. Kartais žmonės įsivaizduoja, kad laparoskopija tai yra labai nesudėtinga ir paprasta procedūra. Tai noriu pasakyti, kad laparoskopija yra rimta operacija, kuri atliekama operacinėje, bendrinėje nejautroje, kuomet pilvo sienoje padaromi nedideli pjūveliai, per kuriuos įvedama kamera ir manipuliatoriai. Tuomet šios operacijos metu mes galime apžiūrėti visą pilvo ertmę, galima įvertinti organų susirgimą ir jeigu reikia, mes galime ir gydyti laparoskopijos pagalba. Tai yra šalinti cistas, šalinti endometrioidinius židinius, juos prideginti. Taigi laparoskopija kaip vienas iš diagnostikos metodų yra pirmo pasirinkimo gydant endometriozę. Nustačius endometriozę nereikėtų bijoti nei operacinio gydymo, nei hormoninio gydymo, nes tai vienintelis kelias, kuomet yra grąžinama moteris į visavertį, pilnavertį, gražų jos įprastą gyvenimą.